Taigi tęsiant mūsų kalėdinių dovanų ciklą, šį kartą noriu pristatyti realiai pirmą dovaną prašytą interneto platybėse, kurią jau esu paskelbusi ant savo profilio sienos, taip pat ir mano grupėje, nes dauguma, kaip sako, jie ten rašo, patys nieko nenaudoja, o kiša. Tai noriu pristatyti mūsų aromaterapijai. Hand rinkinį, tai yra puiki dėžutė, kurioje yra 4 kremukai. Tai puiki dovana, kaina iš tikrųjų simbolinė. Tai kas įdomiausia ir kaip sakoma, smagiausia yra, kad šitoje dėžutėje yra dar 4 dėžutės. Tai galima, sakykime, ir bendradarbiam kolektyvui po vieną kremuką. Galima ir žmonai, draugiai ar pažįstamai, mamai tiesiog padovanoti 4 spa. Tai, kaip sakoma, iš tikrųjų kiekvienas kremas yra skirtingas. Tai yra su rožių vandenio kremo sudėtyje yra ir rožių ekstrakto, raudonėlio aliejaus. Tai turi šitas kremas galingą poveikį, balina rankų odą. Na, taip pat sekantis kremukas yra su aguonomis. Tai yra minkština ir maitina odą. Ir, kaip sakoma, dėl portulakos ir alavijo ekstraktų rankų oda būna minkštutė. Toliau turime su citrusai, tai citrina, kuriame yra gausu vitamino C, daugmedžio sviesto, citrino ekstrakto, pipirų ir adenozino. Tai drėkina rankų odą ir taip pat stangrina. Na ir be abejo paskutinis mūsų kremukas tai yra su daugmedžio sviestu. Kaip sakoma, jis nenaikina, bet, kaip sakoma, gal padeda greičiau išsilyginti mažytėm rankų odos raukšlelių. Tai puikus rinkinukas, visą kitą aprašymą, ten, sakykime, kas jūs daugiau domina, galima pamatyti elektroninėje parduotuvėje, jeigu kam įdomu, paprašykite, atsiųsiu nuorodą. Na, o visus, kaip ir sakiau, aprašymus galite matyti pas mane, mano Facebooko profilyje ir mano grupėje. Taigi, tam kartui tiek, tai naudoju kremukus. Tiesa, gal paimsiu dar vieną ir pasitepsiu. Parodysiu, kad iš tikrųjų tai yra labai konsistencija. Jos iš tikrųjų kiekvieno kremo konsistencija yra skirtinga. Tai čia šį kartą užsidėjau su daugmedžio sviesto. Tai ir kvapas yra skirtingas, ir konsistencija skirtinga. Tai, kaip sakoma, spa rankom. Puiki kalėdinė dovana. Parašyk man ir papasakosiu, kaip įsigyti ir nusipirkti šią ir ne tik šią kalėdinę dovaną savo artimam.